Sveiki, mėlyjei. Žinot, šiandien galvojau, sustosiu miške, gražiai padarysiu jums įrašą. Bet paskui supratau, kad laiko tam neturiu, nes važiuoju pas tėvus, o jeigu aš pavėluosiu, jie jaudinsis, jie sutarėm laiką, jie jaudinsis, jie nerimausiu, aš to nenoriu. Ir šiandien apie tėvus. Aš stebiu tokią tendenciją ir pati kartais dalyvauju diskusijose, kur dažnai girdžiu iš žmonių, kad taip mane taip tėvai užaugino, aš čia tokių daug traumų turiu vaikystės ir va dėl to aš esu toks, koks esu. Ir suprantu, kad ta informacija tiesiog sklando ore, bet sklando tik dalis informacijos, kita dalis nesklando. O nesklando ta dalis, kuri yra apie suaugusių žmogų. Ir žiūrėkit, tėvai jūs užaugino tokius, taip kaip mokėjo, ar ne? Jūs užaugo tokie, kokie esate šiandieną. Ir tai yra tėvų nuopelnas. Mes kaip žmonės suaugę, vaikai kažkieno, anūkai, pavaldiniai darbe galbūt, ar ne? Prieš mokytojus savo kažkokius, prieš vyresnius žmonės mes neturim teisės juos smerkti. Todėl, kad pagal hierarchiją mes esam žemiau, laipteliu žemiau. Jie yra už mus vyresni, už kažką mes 2 laipteliais žemiau, tarkim, už savo senelius, ar ne, ten. Bet vienintelis, ką mes galim daryti, tai jausti tiem žmonėm dėkingumą ir pagarbą. Patinka jums tai ar ne? Toks yra visatos dėsnis. Galima su juo nesutikti, nuo to niekas nesikeičia, suprantat? Todėl, kad, žiūrėkit, kai mes nustojam kaltinti ir suaugusiu žmogumi tampama 18 metų. Ir paskui jau mes tampam savarankiški, mes pradedam patys priimti sprendimus, daryti darbus, kažkokius veiksmus savo gyvenime. Tai va čia ir turi sustoti tą, ką tėvai įdėjo iki 18 metų, tai va dėkokit jiems už tai, kad jie jūs užaugino būtent tokiais. Ir kas yra ne taip, kažkokios įsitikinimai galbūt, kažkokios programos į jūsų sudėtos, kurios dažnai gali būti net ne jūsų ir netitinka jūsų vertybių, jūsų užduotis visą tai suprasti ir perdaryti. Perdaryti geriau, padarykit geriau, negu darė jūsų tėvai. Tokiu būdu, kai padarysit geriau, tai ne tik, kad atkursit santykį su tėvais, bet padėsit, išgydysit visą savo giminės liniją. Šitie dalykai yra, jie yra patvirtinti, daug kartų patikrinti ir labai daug žinau žmonių, kurie tai susitvarkė ir kurie turi nuostabius santykius su tėvais, kurių gyvenimai puikus, nes tol, kol jūs kaltinat savo tėvus, kažkuo tai smerkėt juos, jūs kasatės realiai duobę savo. Todėl, kad kas yra tėvai? Tėvai yra jūsų vartai šitą pasaulį. Tų žmonių dėka jūs čia esat ir vaikštot ant šitos žemės. Todėl jūs prigimtinės tokios teisės tiesiog neturit. Jeigu tų žmonių nebūtų, tai ir jūsų nebūtų. Todėl labai svarbu suvokti, kad tu esi suaugęs žmogus ir prisimti atsakomybę. Ne ten, kur man patogu prisimti tą atsakomybę, kur aš noriu. Ne, apskritai už savo gyvenimą prisimti atsakomybę. Nes kai jūs kaltinat, tai nereiškia, kad tie žmonės yra blogi. Tai parodo, kokie jūs esat. Tai kalba eina apie jūs, apie jūsų vidų, apie jūsų jūs kaip žmogų. Ne, apie tai visiškai nieko nepasako apie tėvus. Taip, daugelio žmonių, kaip pasakyti, gyvenimai, santykiai su tėvais nebuvo
tokie, kokių jūs galbūt tikėjotės. Bet gyvenimas apskritai niekada nebus toks, kokio jūs tikitės. Tame ir yra grožis, kad jūs nežinot, kas bus rytoj. Lygiai taip pat jūs negalit sutvarkyti, suremontuoti vakar dienos, pakeisti kažko vakar dienoje. Bet jūs galit pasirinkti ir keisti šiandien. Ir nuo to, ką jūs pakeisit šiandien, nuo to priklausys jūsų rytojus. Tai jeigu jūs šiandien sėdėsit ant sofos ir kaltinsit tėvus, tai rytoj tie santykiai gražesni netaps. Bet jeigu jūs nustosit kaltinti ir pabandysit savyje atrasti užuojautos, viskas pasikeis, mėlyjeji. Mes vakar turėjom nuostabią diskusiją su mamom, ir kurios augina autizmo spektrą turinčius vaikus. Ir jų gyvenimas yra labai sudėtingas ir jos susiduria su tikrai dideliais iššūkiais savo gyvenime. Ir nepaisant to, aš žaviuosi tomis moterimis, kurios nori pasikeisti, nori sutvarkyti kažką, nori suprasti, kaip tai veikia, nori padaryti geriau, negu buvo vakar. Ir turėjom vakar diskusiją, analizavom vieną situaciją ir dabar noriu į tą pačią temą pasakyti apie tėvus. Įsivaizduokit, kad jūs turit kiekvienas, absoliučiai kiekvienas kažką labai gero ir kažkokią savybę, kurią įdėjo į jūs jūsų tėvai. Būtent tokių tėvų, kurie yra jūsų, jūs tapot būtent tokie. Aš galiu kalbėti apie save, aš asmeniškai turiu labai daug užsispyrimo ir tai yra mano tėvų dėka aš tokia tapau. Ir per gyvenimą reikia išmokti, kur ta savybė yra reikalinga, o kur ją reikia pažaboti. Tai kiekvieno užduotis išmokti. Bet kai tu supranti, jūs pagalvokit apie tai, kad ten kažkur tai dar jum negimus susitarė dvi sielos. Ir jūs kaip siela turėjot praeiti konkrečią pamoką šitam gyvenime. Ir niekas stovėjo 100 galbūt sielų, ar ne? Ir ne viena nesutiko tokio išbandymo pakelti, tik jūsų mama arba tėtis sutiko. Nesvarbu, kokia situacija bebūtų. Tai galioja absoliučiai visom savybėm, visom situacijom, visiems tėvam, vaikam šitas galioja. Įsivaizduojat, tas žmogus dėl jūsų pasiaukojo. Mes vakar kitą temą kalbėjom, moteris verkė. Suprantat, todėl, kad tai yra širdimi, vidumi, mes kiekvienas jaučiam, kas yra tiesa. Kiekvienas mes jaučiam. Tik tai mes kartais užklimpstam toj pelkėj neigiamų emocijų ir nesugebam patys iš ten išeiti. Todėl, jeigu reikia kažkam pagalbos, kaip iš to išsikapstyti, jeigu kažkas turi sunkias situacijas, kreipkitės, visada galiu pagelbėti ir padirbėti. Todėl, kad gyvenimas keičiasi iš esmės, kai jūs sutvarkot šitus dalykus. Kol nesutvarkit santykių su tėvais, tol jūs neturėsit sėkmės kitose dalykuose. Taip yra, tokie yra visatos dėsniai. Patinka jie mums ar ne, nuo to niekas nesikeičia. Saulė nesprendžia, kam šviesti, suprantat? Nenusprendė iš ryto patekėjusi, kad šitam aš nešviesiu, o šitam tai šviesiu. Jinai nesirenka. Va taip ir mes, suprantat? Nesirenka. Mes turim priimti faktą, kad tokie yra visatos dėsniai. Čia ne mūsų pasirinkimas, jie tiesiog tokie yra. Linkiu visiems gražios dienos.